ką tik išmiegojau, susirinkau. What the fuck, žiūrėk, Lambo važiuoja, to prasme. Oi, tu savo. Taip ramiai mano rajone. Hurakanai važinėjęs. Gal aš dar tebesapnuoju, nežinau. Ok. Žodžiu, ką tik išmiegojau ir iškart pasijungiau appsą dabar po 8:03. Tik susiruošiau greitai. Pum. Viskas esu mašinai. Jaučiu, reikia nusivalyti šitą, nes vakar tas eurų man nepridėjo. Ir laukiu, kada prakris. Šiaip, kol nieks nekrenta, bent jau esu pasijungęs. Gal nuvažiuosiu, gal spėsiu nusiplauti. Bet tik iškris, iškart važiuosim, vešim. Vakar iki 10:11 surinkau tik 9-7 eurus į kasą. Čia yra šiaip žiauriai tragiškas rezultatas. Neslėpsiu, norėčiau surinkti kokias 3 štukas į kasą šitą mėnesį. Bet po vakar dienos tai žiauriai jau pradedu abejoti, ir čia išeis. Nu, išeis, neišeis, koks skirtumas, svarbu reikia bandyti. Man čia jau skamba užsakymas. Tu primeti 4,12 € laineris į sausio 15 gatvę. Už 8 minučių bus padaryta, o dabar man tai patinka. Super. Pažiūrėk, yra po 8. Fokusuok, tokių mažų dalykų nefokusuoja, ne? Fokusuoji, kai nori. 8,33 ir turim užsakymą. Turbūt neminėjau, kad aš naudoju ausinukus ir šiaip naudoju net ne vieną porą, dažniausiai aš turiu 2. Kad kai vieną porą išsikrauna, kad man nereikėtų laukti, kol pasikraus kitas, aš tiesiog greitai susvičinu. Šitas išsiemu, kur išsikrovė, išsimetu kitas. Nes, žiauriai nemėgstu laukti, kol ten pasikraus. Eini per kokį akrą į tautas ding, 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 ding. Arba atvarai pas kokį klientą ir vienoj rankoje telefoną. Labą dieną, kur jūs esat? Oi, aš dar negrįžau. Tai, kad būtų patogu, ausyse, neši maišus ar dar kažką. Šiaip ausinės yra reikalingos. Sveiki. Šau. Viso. Pats pirmas tas užsakymas jau su šūdais iškart. Atvariau jį paimti. Buvo -3 minutės gal. Gerai, laukiu iki -10. Pralaukiau, nueinu į tą restoraną. Žiūriu, ten visą delegaciją suvažiavus. Nusipirko restoranėlis naują tą aparatą grindim valyti. Tas toks pramoninis. Visos valytojos, visos virėjos, visos kepėjos ir taip toliau. Padavėjos žiūri kaip į kokį naują, nežinau, stebuklą. Ir ką, ir nieko. Sakau, kada jūs čia padarysit? Mes biški dabar čia užsiėmusios esam, sako, tai, bet jau, toj. Sakau, tai kiek čia toj? Sakau, 5 minutės. Sako, 7. Iš 7 dar -15. Sveiki. Taip, prašau. Visą. 2 užsakymus atidaviau. Ir po biškį juda viskas jau, okei. Mantas.
Pats geriausias, senas, geras liftas. Niekad neužstringa, tik paspaudė mygtuką, iškart greitai kyla. Super. Ne kaip tie naujai visi pastovi užstrigę, užkimba, mąsto ten belekėlį. O dabar bus įdomiai, gavau Hesburgerį ir karts nuo karto čia pasitaiko tokie užsakymai, kur reikia paimti grynus pinigus iš klientų. Tai kaip gaunas? Realiai čia kaip ir po biškį išsimokė savo algą. Klientai gali pasirinkti ar sumokėti kortelę už tą užsakymą, ar jie norės atsiskaityti grynais. Tai dėkim, šiuo atveju klientė pasirinko, kad jinai nori mokėti grynais, aš nuvažiuosiu, man Voltas jau rodo, kokią pinigų sumą turiu iš jų paimti ir viskas. tą sumą aš paimu. O jeigu klientė, kaip pavyzdys, dabar turiu paimti 19 eurų 23 centus. Jeigu jinai man duos kokį lygiai 20, vadinasi 8 centų arbatos man liks. Kartais būna, kad reikia turėti gražos, bet iškart jau prieš tą užsakymą tiek klientė parodo, kad kokią jinai kupiūrą duos, kad, iškart appsas parodo, kad kokią man gražą reikės jai turėti. Ir jeigu klientė pasirenka, pavyzdžiui, kad gražos nereikės turėti kurjeriui, tai automatiškai jinai duos arba lygiai, arba duos kažkokią tai tokią kupiūrą, suapvalinus, kad liks arbata ar panašiai. Čia priekį žmogus važiuoja taksistas. Būtumėt matys, čia visus tos šalygatvius baigia surinkti. Ui, kur aš čia įsiroviau? Gerai, kad šiandien apsimoviau tokius kedus, kur negaila drožti iš tikrųjų, nes savo gerosius naikiukus išmečiau plauti. Nedavė. Čia neveikia. Oi, tiesiog, tu čia įdomiai. Sveiki. Čia pataikiau, ar ne? Tai prašau gėrimai. Oi. Prašau. Skanaus visą. $19.23. 7 centai arbatas. Pagalvojau, aš taigi jai net nepadėkojau už tą arbatą. Oi, negražu. Einam atgal padėkosim. Ne, jakauju. Bet šiaip, ačiū tau labai. Tai su grynaisiais pinigėliais iš tikrųjų taip ir būna, kad kartais būna gerai, nes jie palieka arbatos. Nesibėdavoja, kad ten duo gražos, bet kiti būna, kad jo, nori jie tos gražos, ten nors 20 centų būna ir žiūri tave, tu duok čia. Gryni pinigai turi tokį vieną didelį minusą. Tu, kai atvarai, nežinai, kaip tau čia žada jie paduoti, kad ir dėkim tos 19,23 €. Vat gerai, kad buvo čia normali, supratinga moteris. Man kaip normaliam žmogui padavė 20 eurų vienoje lentoje. Tai yra pasaka, geriau būti negali. Bet kartais būna, žinokit, kad jie ten sudaužo vaikų taupyklį ir tau parneša ten rudais centais, va tokį savo ir žvengia, va imk. Aš šiaip net neimu tokių. Ta prasme, sakau, arba jūs eikit normaliai, duokit man kaip normaliam žmogui, jeigu ne, man nėra jokių problemų, aš vežu tą užsakymą atgal į restoraną, jums ten atveš kitas kurjeris. Sakau, atvažiuos va Indija, Pakistanas, jiems galėsit va duoti tokį, nes kur aš tokius pinigus dėsiu? Kur aš galiu, kur aš jas dėsiu, tai aš net negaliu, nežinau, net prie mokesčių čia įsimesti susimokėti, kaip aš į kortelę jos įsidėsiu. Tai aš važiuosiu dabar į degalinę, prašysiu ten darbuotojus, kad man iškeistų normalų popierinį. Pagavote esmę, tai jo, būkit supratingi, kai duodat tos pinigus, ne vaikai esam, kad iš vienos kiaulės taupyklės į kitą kiaulės taupyklę susidėsiu. Reikia normalių pinigų. Trumpai tariant, ne Maksimos kasos esam. Bus Stasio kampas ir bus 3 sriubos, mačiau. Ką tokiu atveju darysim? Tikrinsim sriubas. Šitą gerą. Šitą gerą. Ir trečią sriubutę. Gerai.
Viskas good, visas 3 patikrinau, idealiai supasuota. Žodžiu, buvo čia toks bairis, iškrito man užsakymas už 3 eurus, viskas okei, ten buvo Benų vaistinė Rimi arenui. O priėmiau jį, viskas okei ir išjungiau tą appsą, kaip išjungiau, tiesiog minimizinau, įsijungiau Waze ir lekiu. Atvarau vietą, įsijungiau Voltą, pažiūrėt kokią šitą vardą paimti, nieko nebėra. Dingau padarė užsakymas, ne pirmas kartas. Ir labai dažnai tai būna su vaistinėm. Žmonės užsisako kažkokių ten vaistų, vaistinė ten jo priema užsakymą, naina pasižiūrėti, nebeturi to vaistų, atšaukia užsakymą. Kurjeris varo, atvarau vietą, prasakęs kokius 2-3 kilus, nieko nebėra, viskas. Pagal idėją, ne, logiškai turėtų būti taip. Čia jų problemas, kai jie čia taip dirba, ne, kad, nepasitikslina, kad ten kažko neturi, o jau kurjeris yra siunčiamas, kurjeris tai kurą degina, ne. Tai aš patiriu išlaidas juk, ar ne taip. Patiriu, atvarau į vietą, nieko nėra. Pagal idėją logiška turėtų būti taip, kad aš parašau į supportą ir man kompensuoja už tą atvykimą, kad sorry, kad taip gavas, imk tau čia kokie eurą ar 2 damesim. To užsakymą vežti nebereikia, nes jo net nėra ir nebus, ir viskas yra okei. Tai būdavo. Dabar taip nebėra. Dabar yra nauja sistema sugalvoja. Jeigu užsakymą atšaukia restoranas, ten vaistinė ar dar kažkas, arba pats klientas, tai mes jau kurjeriam nebekompensuojam už tai. Tai tu primesk važiuoji kokius 5 kilus į kokį tolimą ten to restorano ar vaistinės ir tau ten atšaukia. Šiaip yra buvę. Pasiutau tai pusėj dienos realiai. Jokios kompensacijos, sorry. Tokia nauja sistema, o taip vyksta reikaliukai dabar Volte. Vienu žodžiu, tu pats esi dėl visko kaltas, jeigu kažkur kažkas kažko nepadarė. 6 užsakymai, 26 eurai kasoj. Ir galim 80 centų dar pridėti tos arbatos. Dėkui. Galiu čia kažkur pasidėti. Jo. Čia šlapia, ne? Ne, čia gal tu. Tiek te reik čia. Čiupkit. Užsakymas buvo paimti grynus 13 eurų, 8,9 davė lygiai 14 ir tai yra labai gerai, nes nesugalvojo paberčia rudais. Žodžiu, yra tokia bėda, kad aš turiu 13 Pro Maxą ir jisai man yra pradėjęs žiauriai laginti. Erzina žiauriai. Čia kai reikia video filmuotis, susikėlinėti, montuoti. Aš montuoju per telefoną šiaip. Ir visai neblogai einas, bet telefonėlis nebetlaiko. Pas manęs 205 gigų atminties yra ir kai aš filmuoju 4K, tai neužtenka nieko. Šiaip telefonas pradeda kaisti, jis pradeda kaisti, ekranas užtemsta. Jaučiu tas, kas turi iPhone'ų senesnių, žino tas bėdas. Tai žiauriai erzina. Aš esu šalia Akro, aš pabandysiu greitai užbėgti į kokią Teliją. Ar ką žinau, Aidylą. Buvusi, nes dabar CNC yra. Ir gal išeis kažką greitai pačiupti kitą vietą. Reikia 1 terabaito 17 Pro Max jaučiu ir žinau, kad ten su ta atmintimi yra žiauriai sudėtingai visi čiumpa tos su dideliam atmintim ir kainos didelės, čia jaučiu kokias 2 štukas reikės išleisti. Bet jau taip pat taip, jau laikas buvo tą telefoną naujantis čia. O vieną kartą maščiau, dar kažkada maščiau, žiūriu, kad jau reikia. Naisiu, pasižiūrėsiu, kas čia gaunas. Gal turės vietą kokią normalią spalvą. Einu visi tam Akre karočią, kaip nežinau, kaip juovalė pastovi, visi lipa viens ant kito. Kol buvau išėjęs, kaip ta mašina prikaito, laukia yra +2,2, o šiaip man pasisekė, nes nuėjau į Teliją ir Telija turėjo 1 terabaito ir dar, kas svarbiausia, mėlyną. Tai žiauriai pasisekė, nes aš prieš kokią savaitę jau čia taip vaikščiau, žiūrinėjau, galvoju, čia reikėtų to naujo telefono. Bet turėjo tik oranžinius, ten tą sidabrinį. Jie biški tokie, gal žinau, bičiui nelabai. Tai aš jaučiu greit varau namo, to pačiu pavalgysiu, nes yra pirma, po pirmos 10. To pačiu greit pavalgysiu, sudėsiu tą savo seną telefoną tą naują, bandysiu viską persikelti naują. Tikiuosi labai ilgai neužtruks, ilgai nenusimušiu čia nuo to darbo ir viskas pradės taip, kaip turi prajudėti. Sako, paskutinis lentynoj buvo vienintelis. Šiaip, sako, apskritai 1 terabaito, sako, 1 bet turėjom.
Aidylas neturėjo, bitė neturėjo, telija turėjo. Šiaip aš jau išlėkiau, dirbu, vežu toliau, išlėkiau kažkur po 3 plus minus. Ir dabar šiuo metu turiu 5 eurų, 5 centų. Va. Super. Nu, viskas tvarkingai. Žiūrėk, šalia tepalai padėti buvo. Visokiai. Sujuokinu biškį. Atvažiavus ir ramiai užsakymą paėmė, į kairę pusę bagažinės susidėjęs maistą, o į dešinę pusę pasidėjęs tepaliukų. Va. Dar vienas mūsų pažįstamas. Laukia plus 20, jisai sustriukė žemynė ir kelniam. Važiavau pro šalį ir kažkoks parkelis žiūriu gražus. Ir galvoju, sustosiu. Biškį prajudėsiu, nes mašinai aš čia daugiau sėdžiu negu dirbu. Darbo šiandien iš vis realiai nėra. Absoliučiai tragedija. Aš turiu šiam 5 eurus, yra dabar 8:30. Čia nėra darbo visiškai. Nežinau, biškį apeisiu tą parkelį, pasižiūrėsiu, kas čia gero. Gal kažkas prakris ir gal dar kažką ir išsivešiu. Padarė jie šiandien tas papildomas tipo premijos 20%, kur yra. Automatiškai visi išvažiuoja. Kas? Kitataučiai. Jie kai išvažiuoja, jie išvažiuoja į vakaro pusę. Kodėl į vakaro pusę? Nes dieną jie dažniausiai kažkur tai studina čia sulindę. Nu tie, kurie studino. Ir ką mes normalūs lietuviai nuo ryto iki vakaro vežam, viskas ok, juda, bet kai ateina vakaras, realiai taip pat kokių 5, toks vaizdas, kai jie išvažiuoja, žinokit, ir visą miestą okupuoja, nes aš, pavyzdžiui, kai buvau prie Jami Tilžės kebabinės, atvarė ten 3 kitataučiai, nuvarė paimti užsakymą, aš visą valandą sėdėjau. Nu, čia toks plius minus, kad suvokti, kad iš tikrųjų kažkas vyksta. Tai einu apeinu, laukiu, kol čia kažkas bus, nebus, varau namo ir nuo rytojaus gali būti, kad, nu, gal dar skirsiu vieną dieną Voltui, bet turiu įtarimą, kad reikės jungti 2 appsus. Ką, yra birželio 3 dieną jau, bandysim čia kažką padaryti. Bet jau kiek laiko laukiu, kad kažkas prakristų, nieks neprakrenta. O vakar, kaip užsibaigė diena, tai iš vis apgailėtinai. Realiai dirbau iki 11 ir surinkau tik 75 eurus. Visiškai apie nieką, tai nežinau, kaip čia šiandien seksis, bet turiu durnai tarimą, kad nieko gero, nes gali būti, kad žmonės nėra gavę atlyginimų. O prie viso to noriu dadėti, kad aš esu surinkęs per 2 dienas 171 eurą. O oras šiandien iš tikrųjų žiauriai geras. Ilgą laiko tarpą čia išvis nieko nefilmavau. Galvoju, susikaupęs dirbsiu, kalsiu eurus, o paskui aš jums parodysiu, kiek aš esu šiandien daug uždirbęs. Ir galiu pasakyti, kad dabar yra 1:02 ir aš turiu surinkęs 28 eurus ir 45 centus. Viskas aišku, turiu jungti 2 platformas, nes veltui tiesiog viskas vyksta. Sėdžiu ir nieko neveikiu, nieko nevežu. Dar skaityk, šiandien yra šilta. 24 laipsniai. Ir va taip va, kamera. Vienu žodžiu, tragedija. Siunčiuosi tą baltą appsą ir bandau bent kažką dirbti ir išvežti. Ir čia su Voltu. Skip. Aš realiai miegu čia kokias 2 valandas nieko negaunu ir žiūrėk, koks yra atskridęs draugelis. Aš šiaip mačiau, kaip jis čia stovėjo ir karočią jam krito šūdai lauk. Jis nušiko visą tą Volvo stogą. Saukus begėdis. Kokie aparatai važiuoja. Nice. Gerai atrodo, wow. Tai jeigu tu galvoji, kad aš jau viską mečiau ir nieko nebedarau, tai tu žiauriai klysti. Nes neslėpsiu, kad 2 birželio dieną, tai 2 darbo dieną iš tikrųjų nekaip sekės. Surinkau per visą dieną 75 eurus, o birželio 3 dieną
pasijungiau nuo pačio ryto, galvojau, o dabar tai jau čia varysiu, o dabar tai jau seksis, nu dabar tikrai bus geresnė diena. Ir iš tikrųjų diena buvo tokia pati identiškai tragiška. Surinkau tik 7-5 eurus irgi ir variau iki 9 valandų. Birželio 2 dirbau iki 11, birželio 3 dirbau iki 9. Tai čia yra apgailėtini rezultatai ir žinokit, nėra kitos išeities, kaip mes jungiam dar vieną platformą, tai pasijungsim Boltą. Šiaip jau pasijungiau, nes šiandien yra birželio 4 ir aš jau dirbu su abiem platformom. Iškart galiu pasakyti, kad padidėjo judesio, yra kas veikti ir turbūt turėtumėm rinkti biškį daugiau pinigėlių. Tai šiuo metu yra dabar 12 valandą ir realiai aš jau turiu 30 eurų. Čia jau visai kažkas į proto normas. Tai vienu žodžiu, tęsiam procesą. Dirbam, bandom surinkti, žinai kiek? Tiek pat 3 gabalus. Netikiu, bet o gal kaip nors. Apkalbėjom dar vieną tokią temą, kodėl tas Voltas taip žiauriai čia juda paskutiniu metu. Gali būti dėl to, kad yra paskutinės tos dienos iki algų, o jūs patikėkit, nieko nevalgot, kai jūs neturit pinigėlių. Maistas, Voltas, Boltas, viskas jums yra dzin. O kai gausit algas, tai iš karto prasidės Hesburgeris, McDonald's, Stasio kampas per pietus, kam čia pačiam besigaminti, kai jau gavai algą, ne? Tai kadangi yra šiandien 4 diena, ryt yra 5, nu tai grubiai čia nuo 5 dienos iki 10 visiems išmokės tas algas ir aš manau, kad padaužysim tą Voltą, nu bent jau po kokį 120 eurų į kasą, nu turi atsigauti, anksčiau ar vėliau turi atsigauti. Čia šiaip skraidai, jiekis man, žinau, kad šitokie yra, nu va tie dalykėliai, nežinau kaip jie vadinas, bet grįžęs draugės paklausiu, jinai geriau gaudos tas reikaluose. O prieš pradedant dirbti norėčiau pasidžiaugti savo išplautais naujais kedais. Pažiūrėk, kokie balti. Eina sau. Gerai, lekiam. Mašina, kas be ko yra nuplauta, visa švari. Nu, eilinė diena ofise. Viskas taip, kaip ir turi būti. Šiaip kas dar nutiko per 2 dienas, tai kad šiaip atėjo mano tyrimo rezultatai, nežinau ar sakiau, bet turiu problemų biškį su šlangom. Tai biškį kartais jas papučia, kartais biškį susitraukia, tai pilna problemų yra. Žodžiu, pasidarėm mes tyrimus ir laukiam atsakymų ir jie atėjo. Ir, nu, yra biškį reikaliuko. Atrado, kad aš turiu pylori bakterijai kažkokį. Tai prirašė antibiotikų ir 2 savaitės reiks gerti dabar jos. Nu, tai ką žinau. Gersim tai gersim. Tai tas pylori bakterija susijęs su skrandžiu, kai skrandį yra kažkokia bakterija. Gavau krisperiją iš Šiaurės Luizės ir šiaip parodysiu, ten labai įdomiai dabar yra. Čia visai nesiniai atsidarė jie. Ten realiai yra toks kaip paštomatas, kaip būna, žinai, tik tais ten maistas sudėtas. Ateini, suvedi koduką ir tau atsidaro užsakymas. O, draugelis jau ima užsakymą. Sveikas. O, net nesisveikin. Taip. Ok. Opa. Jo, o su manimi eina jau. Neaukės čia gerai, man atrodo, kad čia toilis. Per kur aš čia einu. O, čia kažkokie stiprus remontai. Bet yra viena bėda, kad aiškus aš tik išsiplojau savo tos kedukus, baltus ir pradėjo lyti. O gaunas, kad aš turiu 23 eurus kem 6 centus Bolte, 33 eurus šiam 7 Volte ir bendrai turiu PM 7 eurus. Pavalgiau, pasistiprinau, šoviau probiotikų, paskui dar iššoviau vieną ledą ir bendroje visumoje viskas yra labai gerai. Darau update'ą tau ir tavo draugam. Turiu 57 eurus per abi programėlės. Žodžiu, paėmiau Hesburgerį. Ir kaip ir su jų užsakymais. Yra viena maišiukė gėrimai, kita maišiukė maistas. Tai maistą turiu tašiai, o gėrimai
keliauja pas manęs į ranką. Ir kodėl keliauja į ranką? Nes jeigu aš jį įdėsiu į tašį, jis tai yra pilstomas vidurį. Jis tiesiog nuvirs. Aš neturiu pas savęs galimybės tašį pastatyti taip, kad nieks neišbėgtų lauk. Tai realiai, jeigu aš jį įdėsiu į tašę, aš žmogui atvešiu viską išbėgus lauk. Žiūrėk. Žiūrėk, drakonas irgi ir pasigavęs helikobakterį. Geras. Sveiki. Kiek tai buvo? 2, 4, ne? Šau gėrimas. Maistas. Skanaus visą. Sveiki. Sveiki. Prašau. Visą. Ką tik atidaviau tokį užsakymą ir tu primesk. Dėdė davė 2 eurus arbatos. O čia tai rimtas dėdė. Atvariau paimti užsakymo, lipu lauk ir čiut į kiaušinius neįlipau. Nu. Tais draugai užgeso. Aik, tu savo, sugedo technika. Braderis sugedo. O, siaubė. Ai, padanga prakiūro, bičiui. Eik, tu nebestumk. Su kiauru kaliosiku štais jisai varys jau. Ai, brother, what's wrong? Ei, tu per raudoną varai! Kur tu eistumk tą savo dviratį? Sveiki. Sveiki, bus 3-2-0. Jo, pasakė, šau. Visa? 3-2-0 gali būti ekiam 6 nebent. Vis dar prisimenu tą indusą ir kaip jam tą padangą ten susprogus buvo. Taip juokinga, iki po dabar man juokas stebėjimo. Šiaip gal ir nereikėtų juoktis iš žmogaus atsitiko nelaimė, bet nežinau. Jie man tokie juokingi yra. Dviese jie ten velka, tai dviratį kaip koks 5 ir makaulė. Šiaip jie nuomojas tos tokius dviračius. Tas dviratis šiaip brangus, jis kainuoja kokį 1000 eurų jaučiu. Iš kur jie nusipirks tokie, tai jie nuomojas. Jaučiu buvo skambutį nuomotojui. Hello, boss. We have a problem. The bike don't ride anymore. Rear tire exploded. Need new tire, boss. Please change fast. Okay? Okay? Šo. Visa. Skaičiavau savo kasą. Dabar yra be 5 minučių 7, aš turiu surinkęs 76 eurus per abu. Ir plus neužmirškim, kad dėdė davė 2 eurus arbatos. Ir plus neužmirškim, kad indusui sprogo padanga. Tai realiai nuo to darbas man tik didėja. Brother. Sveiki. Pas jūs, ar ne? Taip. Ok, gėrimas. Ir maistas. Prašau. Visą. Skanaus visą. Atvažiavęs šitais darbuojas. Žiūrėk, yra palikęs mašiną su raktais spyneliai. Vat kaip darbuojas. Tašia gale, viskas tvarkingai, kaip priklauso. Super! Ne, blogas priekį važiuoja. Dalykėlis. Antrą dieną aš jau kiek lambo prisižiūrėjau čia. Ai, nu savo. Geras. Spalva gera. Nerealius numerius pasiėmė bičias. Jaunas su M4, o numeriai Not 435. Eik tu savo. Va, čia tai numeriai idealiai sugalvoti, ne kaip kiti, kad ten prisigalvoja. Šiaip esu žiauriai įdomi vietoj. Čia yra buvęs realiai Univeras ir už Univero padarė tipo daugiabučius. Žiauriai keistai, ta prasme. O tipo, buvęs Univeras ir visur, kur yra du, įeini į butus. Įdomu, tai kaip čia mokesčiai jiems?
kaip čia viskas, tokiu principu viskas. Šiaip visai nieko atrodo. O, mokykla. Mokykloje būtai. Tai jau darbo diena eina į pabaigą, nes nelabai čia kas ir bekris. Šiaip turiu šiam 7,9 voltę, plius ką tik atvežiau vieną užsakymą, tai plius 3,5 buvo. Tiesiog jie nesugeba įversti į tą sistemą, visą laiką biškį lagina jie. Tai reikia atsiminti, kiek tu turi. Tai vienu žodžiu voltė bendrai 71,4 plius. Kiek turiu žaliajam? Voltė 23,6. 23,6, 94,86 ir plius 2 eurai dėdės arbata. 96,86. Beveik rekordas. Dar vieną reikėtų išsivežti ir būtų rekordas. Nu tai gal bandom ir pagerinti, kad šiandien tokia graži diena. Ką žinau, Klaipėda iš tikrųjų žiauriai gražus miestas. Ypač senamiestį man žiauriai patinka. Žiauriai viskas. Taip tvarkinga, taip gražu. Ui. Ko tu, dėdė, čia darai? Nu, gal ir nėra visur viskas taip, kaip čia, kaip sakiau. Šiaip nieko taip nefilmavau, ne, kai važiuoju. Kodėl aš taip nedariau? Jau galiu parodyti ir taip, kaip atrodo viskas. Šitos kameros. Oho, užsidegė kuras jau. Tai nuvažiavau 725 kilus ir jau prašau užpilti. Užgeso kuro lemputė. Vadinas, dar galim važiuoti. Vežu dar kelis tos užsakymus. Jau kaip matau, šiandien bus rekordas surinktų euriukų, bet tikrai netoks, kokio norėtų surinkti kiekvieną dieną. O juk tu savo, koks tu greitas. Toks vaibelis. Kai gerai vietoj prisiparkavau. Medžių šakus realiai remiasi. Bet nebuvo niekur kitur normaliai, kur. Paskutinį užsakymą vežu. Tikrai paskutinį užsakymą vežu. Tai ką, šiandien užbaigiam dieną. Šiaip buvo visai jau normali. Nors sakyk, ką nori, pati pradžia atrodė, kad nieko gero čia nebus. Pirmas tos 2 dienos, dar pusė velnio buvo birželio 1, birželio 2 tragedija, birželio 3 tragedija. Ką žinau, gal ir 7,5 eurai nėra labai didelė tragedija, bet aiškus, kai tu tiek atidirbi valandų, tikrai norės uždirbti biškį didesnį tą pinigą. Tai užskaitykim tas 2 dienas kaip nelaimę, o šiandien vėl viskas atrodo grįžta į savo vėžes. Tai su šitu paskutiniu užsakymu, kurį dabar ką tik štais atvežiau ir atidaviau, ir jau šiandien yra tikrai paskutinis, jau išsijungiau visus sepsus ir važiuosiu namo, surinkau 110 eurų. Tai, aiškus, dadėjus to dėdės 2 eurų arbatą, bet aš manau, kad čia yra viskas ok, mes galim tos eurus dadėti, nes vis tiek keliauja tiesiai man į kišenį juk. Tai ką, vienu žodžiu, aš varau miegoti, varau ilsėtis, rytoj laukia daug darbelių. Visų pirma, reikės nusiplauti mašiną, nes yra tragiška šiandien lyja, ir aiškus, reikia prisipilti kurą. Ką tik peržiūrėjau, tai eurai yra bendrai surinkti tiek su voltu ir voltu 352 ir ant kuro būsim išleidę apie 53 eurus. Tai va tokia proporcija pastovi ir gaunas. Surenki į kasą 300 PM, 400 į kasą tame tarpe ir išleidė ant kuro apie 50. O šiaip eidamas į mašiną jau galvoju tokį dalyką. O gal aš galėčiau tavęs paprašyti tokias paslaugėlės, kur tau visiškai nieko nekainuos, bet man tai žiauriai iš tikrųjų pagelbėtum. Gal tu galėtum nueiti, kur yra mano kanalas, ir kai tu peržiūri mano video, paspausti laiką. Ir jeigu to, pavyzdžiui, kas nors patiko, gal gali dar parašyti kokį nors komentarą. O jeigu, pavyzdžiui, nepatiko, arba tu netgi įsižeidei žiūrėdamas, tai parašyk kodėl. O jeigu iš vis nori būti mano pačiu geriausiu draugu, tai paspaus subscribe, nes čia žiauriai man padėtum.